Sveiki, brangieji. Tęsime toliau rubriką apie kompaniją Xera. Kadangi Xeroje galime būti ir pasyvūs investuotojai, kaip mes ir žinom, kad kiekvieną dieną mums kompanija priskaičiuoja naujus tokenus. Dalį tokenų galim išsivesti, o dalis tokenų pasilieka tam, kad mes galėtume nusipirkti naują įrenginį, kuris generuos dar daugiau mums tokenų. Tai kiekvieną dieną aš išsivedu pinigus, todėl kad jie prisiskaičiuoja, aš galiu paspausti mygtuką, kad išsivesti į piniginę ir visas transakcijas aš matau, šiandien aš jau vakarykščius pinigus išsivedžiau, visos transakcijos yra matomos ir mes matome, kad pinigai ateina į W sąskaitą ir į R sąskaitą. CLFI W sąskaita tai yra laisvi pinigai, kuriuos galiu išvesti į biržą ir juos parduoti šitos tokenus, o R tai yra tam, kad aš galėčiau nusipirkti naują įrenginį. Tai aš tiesiog dabar užeinu į savo valetą, pasižiūriu, kiek pas mane yra pinigų, dar sykį spaudžiu valet ir man atsidaro mano sąskaitos. Aš matau, kad laisvai išvesti galiu 26 CLFI V, išvedimas nuo 30, vadinasi šitų dar kol kas neliečiu, bet CLFI R galiu drąsiai nusipirkti įrenginį. Kodėl? Todėl, kad tai yra 125 eurai, o pats minimaliausias įrenginys yra už 110. Kodėl aš tą darau? Todėl, kad įrenginių krenta galingumas. Vadinasi, kuo greičiau reikia nusipirkti įrenginį su didžiausiu galingumu. Nes kas 2 savaitės krenta jų galingumas ir aišku, kad jeigu aš nusipirksiu šiandien, tai tas galingumas ir užsifiksuos. Mes matom, kad šiandien yra 5,9, bet už 5 valandų bus jau 5,8. Tai šiandien aš noriu dar užfiksuoti didesnį galingumą tam, kad man daugiau mainintų tokenų kiekvieną dieną. Tai ką aš darau? Einu į parduotuvę, išsirenku įrenginį už 110, pridedu į krepšelį, tai yra eilinis internetinis pirkimas, kaip mes internetu perkam prekes, tai čia aš tiesiog internetu nusiperku hubą. Įdedu į krepšelį ir einu pirkti. Manęs paprašys, kad aš užpildyčiau formą apie save, tai yra tam, kad būtų man išrašoma iš sąskaitą faktūrą, jeigu reikia. Tai aš dabar pasirenku savo šalį, kur aš gyvenu. Ne Italija, nors kažkodėl visą laiką siūlo Italiją, pasirenku Lietuvą. Susirašau savo visus duomenis. Kadangi jau ne pirmą kartą perku, tai visi mano duomenys jau čia yra įrašyti. Ir man sako, kad aš galiu nusipirkti pilnai už tuos pinigus, kurie yra pas mane susikaupę. Man tas tinka, aš einu, spaudžiu, kad aš pirksiu. Ir štai eina mėlyna juostelė, pirkimas vyksta. Viskas, aš nusipirkau dar vieną hubą, kurį po truputį pildysiu. Dabar aš galiu nueiti pasižiūrėti į piniginę, kiek pas mane liko pinigų. Ir matau, kad pas mane liko tik tai 15 eurų. Tai smagu, aš nusipirkau dar vieną hubą, einu pasižiūrėti savo klaudus. Dalis pas mane jų yra užpildyti, dalis neužpildyti ir aš juos pildysiu. Štai pas mane yra 5, 3 yra užpildyti ir 2 neužpildyti. Ir dabar tiesa aš po truputį iš uždirbtų pinigų, ką aš kiekvieną kartą gaunu, aš po truputį darau reinvestavimą. Jeigu atsiranda papildomi pinigai, kuriuos aš galiu įdėti į šitą kompaniją, aš einu į biržą, nusiperku CLFI tokenus ir įdedu. Šitokiu būdu mes didinam savo investicinį krepšelį.
Tai šiandien tiek, pirkite hubus, didinkite investicinį krepšelį ir kiekvieną dieną gausite vis daugiau ir daugiau pajamų, jeigu tuos hubus užpildysite selfie tokenais. Iki kito karto.